Sakydavo, kad maisto priėmimas tai turi būti kaip meditacijos forma. Kaip mes šiandien valgome. Jau pradedant nuo darželio ir vaikų mokykloje, pareina anūkas, kodėl tu tokiais gabalais dabar tiesiog ryji, o ne kramtai, nevalgai. O tai, kad aš nesuspėsiu, aš įpratau mokykloje taip, nes per ilgą pertrauką aš nesuspėjau kitaip suvalgyti. Mūsų skrandukas apvirškino tuos gabalus, ląstelėm nesuvilginęs kaip reikalas. Ir viską nustumė į tolyn. Vat kodėl pas mus atsiranda pubimas, o ne virškinant. Ateina, žmonės skundžiasi, pučia vidurius, pučia pilvus, dujos. Mėlėjai, kas tai yra dujos? Tai yra storajam žarnyne puvimo bakterijų reakcija. Įskiriamas kokios medžiagos, baisios medžiagos, kaip metanas ar amoniakas. Metano savybė kokia? Suardyti visą B grupę vitaminų jūsų organizme. Be B grupės kas atsiranda? Padidėjęs nervuotumas, padidėjęs jautrumas, alergijos. Visa ta B grupės toka. Jūs gerkit negėrę tas tabletės, leiskit nesileidę tos vaistus. 2 dienas, 3 ar savaitę padėjau, toliau vėl tas pats. Amoniako savybė turbūt žinote, kalbėti nereikia, tai yra migdom gyvuliukus. Ir vaikšto žmonės flegmus, be nuotaikos, be energijos, be iniciatyvos. Iš kur ieškom vitaminų gal trūksta? Kokių ten vitaminų? Išvalykime savo varlyną. Išvalykime kraują, kuris pilnas toksinų, amoniako ir metano. Deja, pas mus niekas žiūrėjo Lietuvoje. Amoniako kiekį kraujyje nebetiria. Kaip karinė medicina pirmoje, amoniako kiekis kraujyje. Aš žinau, kokia tavo žarnyno būklė. Kai aš bandžiau šitą klausimą iškelti, kas pasakė? Ar taip 90% turi disbakteriozę, taip, ką čia tikrysi dar? Visuose bus. Taip, taip šiandien yra, bet už tai kur mūsų priežastis ir kur veda toliau mūsų šitoksai gyvenimo būdas. Jeigu aš sakau, kad gydytojas jums myliasis gali padėti tik tai 10%, 90% jūs turite dirbti su savimi. Kaupti žinias, mylėti save, žinoti pačius pagrindinius savo organizmų, pačias pagrindinės savybės. Ir ypatingai bendraujant su žmonėmis, reikalinga ir šeimoje, ir tarp partnerių, reikalinga, kaip sakau, tokie 3 pagrindiniai banginė, kurių turėtų laikytis mūsų sveikata. Tai yra, pirmoji eilė, psichologija. Ar moko pas mus kas psichologijos? Vėliai, gaila pasakyti, bet mūsų medicinos universitetuose kiek valandų praeinam? 8 ar 10. Fiziologija. Mes privalome žinoti puikiai savo fiziologiją, savo organus, iš kokių sudedamų dalių jisai sudėtas, kokias funkcijas atlieka vienas arba kitas organas. Ir koks ryšys tarp jų. Neišdalinkime žmogų dalimis. Nes išdalinimas dalimis visuomet veda į mūsų problemas. Už tai ir sakome, vaisto man nuo širdies, man vaisto nuo kepenų. Nėra tokio vaisto nuo širdies, nuo kepenų. Ir mūsų organizmas vientisa sistema. Ir jeigu mes nors vieną organą išvedame iš pusiausvyros, išsiveda visi organai. Žmogus suskaudo dantį, mes dabar bėgam pas stomatologą. A kur priežastis, kodėl jis suskaudo? Už tai priežastis ten, kad mūsų sutriko kalcio apykaita organizme. A kodėl sutriko kalcio apykaita organizme? Tuoj mes pat skatysime, reikia kalcio. Mėlieji, kodėl jūros gyvūnai gyvendami sūriame vandenyje niekad neserga dantų ligomis? Dantys jei nulūžo, jie visada tauga. Visiems žymų gyvūnų. Kodėl jūros gyvūnai gyvendami sūriame jūros druskos vandenyje niekad neserga onkologinė ligomis, onkologinės ligomis? Net ir užkrėst negalime, bandyti delfinus, banginius ruonius, niekam ne jų organizmas to pat atmeta. Kodėl sausumos gyventojai, visi sausumos gyventojai, mes turime onkologinių ląstelių, 100%.
Tačiau, kad jos pradėtų savo veiklą daryti, mes turim joms sudaryti palankias sąlygas. O tas sąlygas, mėlyje, sudarome ne kas kitas, o mes patys. Ne veltui rytiečiai puikiai pasakė yra, kad liga tai yra būsena, kurią įveda pats žmogus. Niekas kitas mum ligos neįperša. Mes dalį sakėtom, paveldėtos ligos ateina. Mėlyje, jeigu mes laiku, o tie periodai du pas žmogų yra, imsimės priemonių, jeigu žinau, kad pas mamytę buvo problemos su venomis, tai jau pas dukrytę jau 90% bus, tačiau ne vis 100%. Jeigu aš žinau, kad šitą problemą aš galiu spręsti tais 2 gyvenimo periodais, kada vaikui dar yra 5-6 metukai, ir antrasis periodas, kada yra hormonų audros, 11-13 metų. Šitam periode žmogaus stuburą ir visus sąnarius galiu taip suraityti, sustatyti į savo vietas, kad jis visą likusį gyvenimą vaikščios tiesus. Bet niekas šito pas mus nesirūpina, netgi ir mokyklose medikai dingo. Ar anksčiau sureikite, kas vyresnio amžiaus žmonės, mokytojas eidavo, suvėdavo, kaip tu sėdi? Liniuotai per nugarą arba gražių žodžių pasakys, kad tu tiesiai sėdėk. Kokie dabar suolai stalai mūsų? Tai nėra ko norėti, kad 11-okas 2 metrai ūgis sėdi susirietęs ir kojas iš šoną susukęs tą stuburą sėdi. Tai vat, mėlėjai, problemos tas, kad ne visuomenė, tai yra ne mokykla galbūt, bet mūsų tėvelių pareiga. Patiem žinių ieškoti, patiem tobulinti save, rodyti pavyzdį kitiems, o paskui reikalauti iš vaikų, kad mūsų vaikučiai neklauso, kad jie blogi, kad jie negeri. Mes niekad neužduodam klausimų, egzistuoja vadinamas priežasčių pasekmių dėsnis. Vaikas nusikaltų, vaikas turi atlikti bausmę. Bet kodėl jis nusikaltų, ar mes kada paklausėm? Vaikas ten sudaužė ąsotėlį ar ką nors, arba dar ten kažkokią šunybę padarė. Tuoj pat bauda. Net fizinė. O kai paklausi, kodėl tu taip pasielgei, nieko šitų mes klausimų neužduodam savo. Ir labai glaudos priežasčių pasekmių dėsnis, nieks, net ir kiekviena liga, kiekvienas negalavimas neatsiranda be priežasties. Kiekviena liga neatsiranda tą pačią valandą ar dieną. O sako, ėjau ir staiga sveikas buvo ir niekad taip nebūna. Pavyzdžiui, krūties vėžys atsiranda per 7 metus. Gimdos vėžys moterį, galim pasakyti, prieš 12 metų formuojasi. Ir visos kitos ligos. Širdies infarktas. Ėjo žmogus, staiga širdis. Nes staiga jis kaupėsi apie 7-8 metus, tačiau mes niekad neatkreipiam dėmesį. Mūsų organizmas turi tokius vadinamus išdavikus, kuris išduoda, kad pas jį artėja liga. Jinai niekada nebuvo tą pačią valandą. Jau atpažinti šitos išdavikus, lygiai kaip gyvūnus. Jeigu mes pažiūrėsime gyvūnų psichologiją, parėjo šeimininkas piktas, jau katinėlis uodegą pabrukęs eina į kampą. Jis jau žino, tai tartum išdavikas. Pas mane į kabinetą ateina žmogus, aš palikęs 5-6 metų tarpą, kai jis pajutų. Aš matau, kokio jo eisena, kokia jo laikysena, kaip jo veido bruožas, kokios jo raukšlytės. Jau 50% išduoda savo problemų, savo ligų. O jeigu dar išrengsi, tai dar 30%. Čia tema tikrai yra labai plati ir dėl laiko stokos aš jau plačiai neišsiplėsiu, tačiau linkėčiau visiems bendradarbiaukit, draugaukit, ne tik su ezoterikais, ne tik tai su oficialios medicinos atstovais. Turime keisti savo mąstymą. Nedalaukėme iki to, kad mąstymas pas mus pakistų, kaip eina prie bedugnės krašto. Ir palinkėčiau visiems kūrybingų, naudingų savo sveikatai ir savo bendravimui formų. O kaip vienas yra pasakęs rytiečių išminčius, kad gyvenkime taip, kad mūsų organizmą maitintų
Tai, ką davė motina gamta. Kad mus rengtų natūraliais produktais, kuriuos išaugino motina gamta. Kad mus gydytų motina gamta. Ir šildytų taip pat motina gamta. Ir nelaimingas tas, kuris pažeidžia čia gamtos harmoniją. Ačiū Dievui.